Ačiū ir laba diena visiems. Nežinau, ką galvoja profesorius Saulius, kad sudarydamas tokį įtemptą grafiką, su tiek daug pranešėjų mane pastatytų pirmą ir šneka apie reglamento laikymąsi. Žiūrėk, aš 2 minutės daugiau tau sutemkiam. Peržiūrės pranešėjų sąrašą supratau, kad iš mano pranešimų reikia 2/3 išmesti, nes čia tiek ekspertų ir žmonių, kurie kai kurias sritis išmano geriau, tai aš palikau tokį jovalėlį iš savo 1,5 valandos paskaitos studentam, bandysiu tą 15 minučių, 16 sutilpti. Ir manau, kad man nereikia duoti atsakymą, man reikia pabandyti iškelti klausimų ir pasidalyti, kaip dabar madinga sakyti, įžvalgomis. Tai, ką aš dabar iš savo klinikinės praktikos matau, bet pradėti reikia nuo skaičių. Profesorės Sonatos pateikti skaičiai apie vaikų sergamumą ir mirštamumą, tai prieš tai buvusių konferencijoje, tai tiesiog išgąsdino, bet iš tiesų viską reikia pradėti nuo skaičių. Ir mes šitą problemą elektroninių cigarečių vartojimo moksliškai pradėjo vertinti realiai Europą bent jau. Pirmas vertinimas buvo 19 metais, kai SPAT ataskaita, eilinė ataskaita, jų ten pastoviai jau eina daug metų. Pirmą kartą šalia įvairių psichotinių medžiagų įtraukė ir elektroninės cigaretės. Imtis visiškai reprezentatyvi. Ir tai buvo paskutinis tyrimas, kai berniukai dar vyravo šitoj srity, paskutinis tyrimas. Lietuva virš 2000, ką mes matom, kad tėvynė Lietuva yra numeris 1 viso Europoje. Pagal nors kartą garinusių 15–16%. Sako, čia vaikai meluoja, kodėl mūsų vaikai turi meluoti daugiau negu estai, Latvija ar vokiečiai. Suaugę beje irgi meluoja. Kažkaip nutylo, didelio įspūdžio šita pirma statistika nepadarė. Gerai, palaukim 5 metus, ką turim. Turim kitą kontorą, Pasaulio sveikatos organizacija, HBSC. Kiti vykdytojai, kitas protokolas, šiek tiek kita imtis 15 metų. Ką mes turim išvadais, sako, tu blogai skaitai angliškai, tu blogai išverti. Tai aš vadinam palikau ten. Lituane, mano supratimu, reiškia tėvynė Lietuva. Mes 60%. Kai buvom pirmi, taip likom pirmi. 2 skirtingos kontoros gavo tą patį rezultatą. Kažkas blogai yra Danijos karalystėje, kaip sakė Hamletas. Kažkas blogai yra pas mus. Su šituo dalyku, ar su pasiūla, ar su paklausa, ar su galva, aš nežinau, bet jūs atsakysite per šitą konferenciją. Koks yra progresas? Žiūrint naują segmentą iki 13 metų ir jaunesnių, mes nebepirmaujame, mes antraujame, mus aplenkia estai. Tuo reikėtų džiaugtis, aišku, bet visiems baisu. Ir čia į priekį išėjo merginos ir dabar jos visiškai vyrauja šitoje rinkoje. Ir tiesą sakant, mes pažymėti tarp šalių, kurios padarė progresą nuo 65 iki 60%. Tai vis dėlto, kad ir kaip čia skeptiškai žiūrėtume, tą prevenciją ir tą vis dėlto vykdomą veiklą mokyklose gerai, blogai, bet jinai veikia. Jinai kažkiek veikia, galėtų veikti daugiau ir kaip gerbiamas viceministras šnekėjo, kad dabar nuo 1 klasės tai tik pirmin. Tik pirmin. Dabar kalbant apie patį fenomeną, kodėl šitas produktas taip limpa prie jaunųjų vartotojų. Jaunieji suprantami kaip zetai, tai paaugliai ir jauni suaugę. Tuo, kad ne tik daug malonių skonių, bet tas derinys, kad yra, jeigu būtų ten bananas, braškė, kopūstas, burokai, paragavai visus ir nusibodo. Čia šiuo metu vienoje studijoje skaičiau 14 000 skaičiavo derinių, registruotų. Tai vaikai kolekcionuoja. Vaikai kolekcionuoja ir pažiūrėkite spalvas, ne? Aš kaip patyrė senelis žinau, kad pirmiausia būna mėlynas periodas, mano anūkė jau perėjo, dabar yra ružavas. Ir rinka yra pastatyta ant to, kad eina per pagrindinės bazinės žmogaus juslės. Regėjimą, tai yra spalva, kaip tokio flamasterio, taip gražu, taip gražu. Uoslė, kvepia ir saldu, tai ko daugiau reikia paaugliui. Pabandykite jam pasakyti, kad jam nereikia to saldainio iš kaziuko mugės, nuo kurio lūžta dantis. Ne? Čia kaip žuvytės ir slikiuko meilės istorija. Taip gražu, toks ružavas, toks gražus. Žinau, kad negyvena, bet paragausiu nors kartą. Kimba be išimčių. Jau kai žmogus pasensa iki 18 metų, tie dalykai mažai aktualūs, bet paaugliam tai yra neatmušamas koziris. Šneku, lyg dirbčiau su paaugliais, aš mane kaip sakyti, bet
taip jau susiklostė gyvenimas, kad dirbu suaugusiais, bet visi, kurie ateina pas mus pacientai, jie pradėjo 12-13 metų tos dalykus daryti. Labai patinka man lygų kontrolės ir prevencijos centras Amerikos. Jie daro tokius paveiksliukus, kuriuos net aš suprantu. Amerika, kuri turėjo didžiausią problemą prieš 8 metus, dabar turi skaičius, kaip sakyti, kuriuos galim žiūrėti, kad kiek svarbus yra kvapai. 85%, kurie vartoja įvairius nikotino produktus, ar tai būtų elektronės, ar tai būtų paunšai šitie, vartoja su skoniais. Nebūtų skonio, aš tikrai čia nebūčiau. Nebūtų man apie ką šnekėti, ar bent jau nebūčiau pirmas. Ar ne? Bet esmė taip, kad tai yra pagrindinis viliojimo veiksnys, pagrindinis sliekas ant kabliukų, tai yra skoniai. Kodėl jaunesni? Kuo jaunesnis, tuo dažniau garina ir tie iki 21 metų garina 2,5 karto dažniau negu vyresni. Ir legalūs pardavėjai stebėjosi, kad galutinis jų vartotojas ir rinkos augimas susijęs su 14-17 metų vaikais. Ir užmirškit tą, kad galima pažaisti ir numesti. 3/4 šitų vaikų, kurie garina kasdien. Tai, kas buvo pradžioj pramoga, po to tapo įpročiu, o po to tapo pareiga. Galų gale tapo našta. Ta prasme, įsitraukia lengvai, išeiti labai sunku. Ir vėl paveiksliukas, man labai patinka. Kodėl jaunimas garina? Yra 4 priežastys. Reklama. Tiesioginė, netiesioginė socialiniuose tinkluose, patys socialiniai tinklai. Jeigu pažiūrėti jaunimui skirtų, tai ten ištisai yra tokia paslėpta reklama, kaip šaunuoliai tie visi įtakotojai garina ir ten tiesiog vaikų neįmanoma atsispirti. Skoniai, kvapai ir skoniai, flavoras tai būtų kvapai ir skoniai. Ir tik po to paskutinėje vietoje yra nikotinas. Mes galim paveikti pirmus 3 ir bandom tai daryti, bet kaip mums sekasi, tai patys žino. Ir ko čia mitai? Viskas remiasi ant tokių primityviai sukaltų pasakų. Ir visuomeniai toks fasadinis variantas labai gerai veikia. Ir sako, sunelė, dukrelė, kas čia yra? Ai, sako, tavo laikais to nebuvo, čia labai naujas išradimas ir atstok, čia viskas gerai. Gerai, tai gerai. Jeigu jis naujas, tada aš dar naujesnis, nes pirmas patentas Amerikoje išduotas anksčiau negu mano tėveliams amžinatelis išduotas mano gimimo liudijimas. Tai nėra naujas, tai yra labai senas, tik tiek, kol nebuvo nikotino, skonio ir kvapų, Gilbertas buvo vienintelis garintojas 38 metus pasaulyje, kol kinai nekomercializavo, pridėję kvapus, skonius ir nikotiną. Nekenkia sveikatai, iki šiol dar galima, nes nežinau, kur reikia slėptis, kokiam burbule gyventi, kai tiek daug, kaip sakyti, ne tik mokslinių duomenų, bet ir spauda rašo, kas darosi. Kad sakyti nekenkia. Aš nepažįstu nei vieno, kuriam būtų pakenkę. Tam, kad suvokti, kaip veikia, reikia žinoti labai paprastus dalykus. Tai yra aliejingi skysčiai, glicerinas buvo originalė, po to pridėjo propilenglikolį, kinai, nes jisai pigesnis, skyla per formaldehidą, kas studijavo mediciną, atsimena formalino kvapą, smirda per kilometrą, o actoroksis aldehidą daugelis iš mūsų yra patyrę, kai ryte atsibundi po gero baliaus, skauda galva, bijai žiūrėti telefoną, kam skambinai 2:30 nakties, kam rašai žinutės. Tai yra alkoholio metabolitas. Jisai susidaro ir skylant šitiem abiem produktam ir duoda savo priklausomybės komponentą ir duoda savo toksiškumą. Realiai tai yra kepamo aliejaus garų uostymas. Šildymas, metalas, aliejingas skystis, garai ateina nabagas įkvėpia. O jis sako, ne per nosį, per burną. Koks skirtumas, kur patenka, tos pačius plaučius. Kai pamačiau, kad dalyvaus profesorius Edvardas, išmečiau savo skaidrę su plaučiais, tik pasakysiu, kad jie net savo pavadinimus turi, specifinius. Elektroninis cigarečių sukeltas plaučių pakenkimas ir popkorno plaučiai. Popkorno plaučiai susiję grinai su skonio reikalais, kurie dedami saldumynus. Jie ne su pačiu nešėju, bet su nes yra toks diacetilas, kuris naudojamas popkorno gamyboje ir jisai dedamas į saldiklius elektroninės cigaretėse ir būtent duoda šiokias tokias labai sunkus pakenkimai, labai sunkus iš tiesų. Pradėsiu nuo kardiologų, nes aš įsipareigojęs kardiologam, namuose 2 turiu. Tai ilgai galvoju, ilgai skaičiavo statistiką, 1,8 karto didesnė miokardo infarkto rizika. Čia dėl kelių procentų vyksta muštynės ir diskusija. Čia praktiškai dvigubai padidėja. Mes kalbame apie trumpą stebėjimo laiką ir apie jaunus žmonės. Pediatrai, kurie šiaip turėtų būti patys ramiausia, ne, daktarė? Jie tokie labai ramus žmonės, labai ramus, bet reikia, kai išprotėja dabar, kaip sako, darykit ką nors. Ir čia Europos pediatrų akademija, kurioje yra 2 Vilniaus universiteto profesoriai, profesorius Valiulis ir profesorius Utkus. Jų išvada yra kaip
toks drąsus pareiškimas, kad ūminis elektroninis cigarečių toksiškumas yra nebijotinai didesnis nei tradicinių. Ką tai reiškia? Vaikui blogiau pagarinti negu parūkyti. Čia ne aš pasakiau, čia protingi žmonės parašė. Ir jos nėra sauges ilgam vartojimui. Šitoje vietoje galima tokią diskusiją, kaip tėvai sako, ai, tai čia nieko tokio, mes irgi, sako, savo vaikystėje už kampo parūkydavom, kuo tai baigdavosi, papykina, apsivėmi, nuveda pas direktorių arba tėvus iškviečia. Ar ką nors vežė į ligoninę? Ne. Ar kas nors mirė? Ne. Taip, kad nereikia tokių dalykų lyginti. Čia yra skirtingo kalibro problemos ir apie tai reikia žinoti. Elgesio pokyčiai paaugliams skamba kaip teismo sprendimas. Prastas mokymasis, padidėjęs agresyvumas, blogas miegas, atminties ir pažinimo sutrikimai. Nėra atminties, nėra pažinimo, vaikas yra nemokytinas, jis neturi ant ko mokytis. Sustiprėjusi depresija ir mintis apie savižudybę. Ko dar kažką praleido? Ko dar trūksta? Kiek mes kaip visuomenė turime, kaip požysi naujus vartus, žiūrėti tokius tekstus, kad kažką pradėtume daryti. Vėžys. Tam, kad sužinot, kad rūkymas sukelia vėžį, kiek profesorių reikėjo? 20 metų stebėjo, ne? 20 metų. Ir prieš tai pagrindiniai reklamuotojai cigarečių buvo daktarai, šito turbūt žinote, ne? Ir nuo 64 atsirado, kad rūkymas sukelia vėžį. 20 metų stebėjo. Čia nereikėjo kelių metų, kad pasaulio onkologijos žurnale būtų išspausdintas statistinis straipsnis, kad elektroninių cigarečių vartotojai turi 2,2 karto didesnį riziką sirgti vėžių, nei nerūkantis. Ir jie suserga anksčiau. Paprasta, aišku, politkorektinės diskusijos baigės. Ko dar? Kodėl taip yra? Sako, palyginam garus su dūmais. Trumpai sakant, didžioji dalis medžiagų panašiai išskyrus metalus. Ir ten yra metalų, tačiau garuose elektroninių cigarečių yra 3 metalai, alvas, chromas, nikelis, 3 kancerogenai, kurie skyla iki nano dalelių. Nano tai tos, kurios ten nusėda alveolėse, tos, kurios eina kiaurai, kaip ir Vilniaus Žalgirio futbolo gynyba eina priešininkai, kiaurai. Praeina, patenka į kraują, su krauju patenka į depų, sėdi ten ir laukia savo valandos ir ateis. Ateis ta valanda, mes dar nematėme, mes matom kol kas tik ūminius arba poūmius rezultatus, mes nematom lėtinių, kurie po 14 ar 40 metų. Nuo garinimo nemirštama. Dar dabar yra tokių, nežinau kaip juos įvardinti, naivuolių pavadinkime, kurie sako, tai aš nei vieno nepažįstu, kuris būtų miręs. Ne? Kažką man tai primena. Ligų kontrolės prevencijos centras, Amerika, šalis, kur sveikatos statistika yra labai gera. 20 metai, 68 mirtis, toliau nerodys. Dabar šitų mirčių skaitorius. Ir ką noriu pasakyti, kad 3/4 žmonių patekusių į ligoninę yra jaunuoliai iki 35 metų. Aišku, kai kam atrodo 35 metų, gūdi senatvė, man tai kaip sakyti, tai dar tik pienas nuo lūpų nudžiūva, bet čia iš kurios pusės žiūrėti. Bet esmė yra kokia, tai yra jaunimo genocidas. Realiai Z kartos. Kalbant apie elektroninės cigaretės, mes kažkaip tai patį garinimo procesą kalbam, bet elektroninių cigarečių skystis pats iš savęs net legalus yra bomba. Ir čia mes turim Amerikos toksikologų tyrimą, 20 metų, 20 atvejų, 31 pacientas, kuris savižudybės tikslų bandė išgerti šitos dalykus. 11 mirė. Kaip toksikologas galiu pasakyti, kad kaip nuodas tai yra praktiškai tobulas. Nėra antro, bent jau man žinoma, tokio, kuris tokį aukštą mirties procentą duotų. Tai yra baisus dalykas ir kai voliojasi namuose ant stalo, kur vaikai vaikšto, kuo tai baigėsi? O tai baigėsi tuo, kad jau pradėmas visuotis vaikų mirtis. 15 mėnesių kūdikis apsinuodė. Kaip jis gali apsinuodyti? Mama davė vietoj vaistų nuo kosulio. Aprašyta mirtis, pirmoji. Bet ten pakuotės saugos nieko nebus tokio. Ir čia yra Malaizijos labai gražus, kaip gražus, gerai pasibaigęs keisas, 2 metų mergaitė rado buteliuką, kuris buvo oranžinis, įkvėpėjo braškėmis. Atsidarė, išgėrė. Pastebėjo sesuo, aišku, gerokai vyresnė, man atrodo, 4 metai. Tėvai jau kaip atbėgo, buvo sąmonės netikimas, kvėpavimo sutrikimas, vėmimas, aspiracija, aišku, jie skubiai nuvežė į priimą, ten klinikinė mirtis ir ačiū Dievui sėkmingas gaivinimas. Mergaitė ventiliuota 4 paras, po 2 savaičių išrašyta, socialinės tarnybos iš karto tikrina šeimą, ne? Jokių puikiai šeima. Rezultatas tėvas metė garint, ne? Ar tokių reikia pavyzdžių, kad mes garint, arba bent jau prie vaikų tų dalykų nelaikyti? Bet čia pavieni atvejai, taip, pavieni. Amerikos nacionalinės visuomenės duomenų bazės duomenimis per 5 metus, čia dar kaip nebuvo įsigalėjęs tas dalykas, virš 8 000 vaikų iki 6 metų apsinuodėme. Didžioji dalis yra tie tyrėjai, eksploreriai iki 3 metų, tie, kurie, kaip sakyti, kas turi vaikų iki 3 metų ar anūkų, tai žino, kas tai yra per publiką. Jokių kliučių. Ir apsinuodimų dažnis padidėjo
13 kartų, 14 praktiškai, per 5 metus. Amerikoje tai problema, pas mus, matot, ne. Oi, čia tik pas mus Lietuvoje draudžia, visur pasaulyje skatina, ten mokytojai prekiauja, viskas yra gerai, ne? Vėjas, melas, raudonai uždrausta, geltonai ribojama. Čia net Lietuvoje yra, kaip sakyti, kažkokie pribojimai ir jie veikia, pašnekėsim vėliau. Man įdomiausias yra to šalis rytuose, Australija ir Japonija, kur tokie rudi, kodėl taip toj pasakysiu. Tik atsiradus pirmam aprašymam apie mirtis, Indija. Didžiausia pasaulio valstybė, jų finansų, ne sveikatos, finansų ministras sako, šito brūdo mano šalyje nebus, nes per daug mums kainuoja. Parašė, laikraščiai nutylo. Amerika. Šalis, kur galima viską, ten ką nori daryti. Nuo kelių metų garinį galime Ameriko. Legaliai, kaip galvojat, nusipirkti? Nu, sakykit, kad 14. Ne tavęs klausiu. 20 dienų. O sako, kaip žendis kariauti? Teisės gauni 3 metų, ten šautuvą 5 klasėje nusiperki ir nueini pas direktorių o gali nuo 21 metų. Kodėl? Todėl, kad yra įrodyta, kad būtent nuo 21 metų formuojasi tas jau suvokimo atsakomybės jausmas. Čia Trumpas per savo pirmą prezentavimą padarė tokią dovaną, atėjo Bidenas, pasakė, šitas nieko nesupranta, aš viską pakeisiu, pakeitė, amžių paliko. Kodėl? Kad ir kiek jie nekęstų vienas kito, čia politikam žodis, ar ne? Kad ir kiek jie nekęstų vienas kito, sveikata paauglių yra prioritetas. Ir paliko amžiaus apribojimą. Va tau Amerika, laisva šalis, ne? Kinai gamina ir tos vienkartinius ypač, tai yra pagrindinis gamintojas, bet pas save neparduoda. Pirkite kvailiai iš kitų pasaulio valstybių, pas mums to nereikia. UK ir pas juos nenusipirks internetu, pas juos turi imti pasą ir eiti į parduotuvę, kad nepasakytum, kad aš, pavyzdžiui, man 15 metų ir aš esu 5 minutės supratau. Australija. Australijoje išrašoma tik su gydytojo receptu nuo 21 metų. Buvau Australijoje, per 2 savaitės mačiau 2 žmonės garinius ir tie patys buvo prancūzai, sakė, oi, kokia čia kvaila šalis, niekur negalima įsigyti. Draudimai veikia. Europa. Laisva šalis, Belgija. Pirmieji uždraudė vienkartinės cigaretės, šitos flamasterius, taip, nes šitas produktas nutaikytas į vaikus. Kas iš paskos? Prancūzai. Beje, siūlo atkreipti dėmesį į Prancūzijos baudas. Kai mes galvojame, ar 100 eurų nesužlugdys verslo, tai jie pradeda nuo 100 000, antra bauda jau 200 000 eurų už prekybos pažeidimus, ne? Karalystė jungtinė, nors išbreksitino, bet protą neprarado. Irgi uždrausta. Kas bus sekantis? Mes Lietuvoje mes pasirašinėjom, padėk išsaugoti garinimą Lietuvoje peticijas. Ką išsaugoti? 1. vietą Europai? Saugoti reikia raudonąją knygą. O kodėl mes? Todėl, kad mes visą laiką prieš sistemą Lietuvoje, mes prieš draudimus, nes mums labai patinka šitie šūkiai, ne? Iš karto atsirado pasidaryk pats, nusipirk skysčių ir įpilk. Aš vakar buvau pirmą kartą, tiesąkant, elektroninių cigarečių parduotuvėje. Tai stovi elektroninis cigaretės ir net netoliau, tiesiog šalia stovi aromatą. Nereikia jau Ir mes kūrėm įstatymus, į kur šluostomės kojas ir stebimės, kad jie neveikia. Dabar cukrų uždarėm, čia visai fantastika. Žiniasklaidoje. Tavo straipsnis, Edvard. Aš gerbiu drąsą ir lenkiu žylančią ir plinkančią galvą. Iš tiesų, profesionalai mato, kas bus toliau. Medikų rankose, krenta kaip lapai, ligoninėse, rado narkotinių medžiagų. O čia yra liūdnas vaizdas. Kaip profesorius vos neverdamas kalba apie antrą mirties atvejį vienoje ligoninėje. Viena vaiko mirtis yra per daug. Kiek mums dar reikės tokių konferencijų, kad eitų, ką gali tėvai aplinka išvengti problemos. Taip nebūna, ne? Mes labiausiai mėgstam nematyti problemos. Oi, kokie garažus karaliaus rūbai, kad kelnaitės nešvarios, tai kažkas turi rėkti. Tai aš parėkosiu, man nieko tokio. Aš mėgstu rėkauti ir padėti jas spręsti. Žinutės namo, elektroninės cigaretės nėra geresnės ar saugesnės už tradicinės. Jų taikinys yra paaugliai ir jauni suaugusiai. Pasikeitė viskas. Anksčiau mes pediatram pasakom, kokios medžiagos eina, dabar jie mus pasako. Problemos neigimas jos nesprendžia. Naujas interpretacija šitos klasikinės ir kaip vis laika Paracelsas. Visos medžiagos yra nuodai. Nėra nei vienos, kuri nebūtų nuodas, tik dozė daro medžiagą nuodų. Žino, ką jis pasakė apie mūsų miestą savo raštuose, parašė tiksliau. Vilniaus universiteto Chrestomatija išspausdinta filosofijos. Miestas yra ypatingai purvinas, o miestiečiai pernelyg daug geria. Kiek užtempiau? Jėzus Marija. Ačiū labai. Profesorius Robertas Badaras, labai jums dėkojam.
Turbūt ne pirmas jūsų pranešimas, gerbiamas profesoriau, kurį mes žiūrim ant repeato, kartojam ir kartojam, tikrai. Tai turim ir ką žiūrėti ir šiandien dar turėsim, bet labai jums dėkojam Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės toksikologijos centro vadovas. Ačiū jums, ačiū profesoriau Badarai. Atsiprašau, ką man sunešė mano studentai su kvapais, ar ne? Ir tai, ką aš vakar nusipirkau vienoj degalinėje. Įsijunk mikrofoną, įsijunk mikrofoną. Jeigu kažkas galvoja, kad draudimas pardavinėti su skoniais Lietuvoje veikia, tai dabar tiesiog paleidžia. Ne? Šitą sunešė mano studentai, sunešė maždaug 2 kg, tai čia pasiėmiau tik kelis. Pirkti legaliuose parduotuvėse. O šitą nusipirkau vakar pats vienoj degaliniai. Nereikia rūkyti, tiesiog. Turit net ir čekį. Aš siūlau apsukti ratu ir palikti paskui gerbiamam Tik komisarui. nepavokit.